Jonavos mokyklos ruošiasi ir puošiasi. Kodėl mokslo metai pradedami būtent rugsėjo 1-ąją? Sakoma, kad ši šventė atėjo iš Bizantijos. Ten buvo manoma, kad būtent šią dieną Dievas pradėjo kurti pasaulį. Matyt nuo tol užkoduotas amžinas rugsėjo 1-osios galvos skausmas. Kaip susiruošti, kaip nusiteikti ir žinoma, kaip apsirengti. Mes, aišku, kaip mergaitės labai vaikydavomės tuo metu madų, nes uniformos ilgis priklausė irgi nuo to meto mados, arba jinai būdavo iki kelio, arba aukščiau kelio, arba visai trumputė. Tai man būtent rugsėjo 1 asocijuojasi su uniforma ir su pasiruošimu į mokyklą, kuprinių pirkimų, daiktų kažkokių pirkimų mokyklai. Buvo, aišku, problema tos klostuotos, pliusuotos, kaip kažkada vadindom, uniformos. Tos tradicinės prijuostės, kurios kibdavo už durų ir bijodom rugsėjo 1 susiplėšyti. Aišku, perkuosi naują pedalą, nes jau man jis suplyšęs. Perkuosi naują kuprinę, nes jau tą pačią kuprinę nešioju 3 metus. Rūbų visokių pirkau, labai patiko rūbus. Jonavos pradinė mokykla viena moderniausių rajone. Už daugiau nei 1 milijoną eurų įrengtos naujos klasės, atnaujintos elektros, nuotekų, vandentikio sistemos. Taip pat sutvarkytas ne tik vidus, bet ir išorinė mokyklos erdvė. Pradinėje mokykloje atnaujinta šokių salė. Tai manau, tikrai vaikams bus stimulas šokti. Taip pat įrengtas paplūdimio tinklinio mini tokios aikštelės, futbolo mini aikštelės pradinėse mokyklose, tai vėlgi vaikai galbūt išaugs į kažkokius tinklininkus ar futbolistus. Čia mūsų yra poezijos kiemelis. Mes turime raštvedę, kuri turi literatų būrelį ir mūsų vaikai vieninteliai Lietuvoje važiuoja į Vilnių, į rašytojų sąjungą, ten skaito savo kūrybos eiles. Ir mes bandome išauginti sveiką stiprų vaiką. Ir mūsų pertraukų metu mokiniai nebele kaip laksto, yra skirtos pertraukėlės, kur yra atliekama rytinė mankšta, ji vykdoma yra lauke. Tam tikromis, aišku, oro sąlygomis tinkamomis. Toliau mūsų yra 3 kūno kultūros pamokos, tai 2 kūno kultūros ir 1 šokio pamoka privaloma. Man šita mokykla patinka, nes yra kartais, kai būna mažai pamokų, patinka, nes gali greičiau namo ateiti, bet kartais būna gerai, kai būna ir daug pamokų, nes gali daugiau ko pasimokyti. Mokykloje mes kaip pertraukos dūgausim ir sėdėsim ant suolų ir šokinėsim ant suolų. Kasmet į Jonavos Panerio pradinę mokyklą susirenka vidutiniškai 300 pradinukų. Pernai 20 metų jubiliejaus proga čia buvo atidarytas mokyklos muziejus. Čia galima būtų dar akis pagainyti ir į mokinių pačius įvairiausius sukurtus projektus apie mokyklą, apie šalį, apie save, apie savo klasę ir taip toliau. Kuo dar galime didžiuotis, kad pradinės mokyklos nedažnai, bet turi savo uniformą. Mūsų pradinukai turi labai gražią, patogią su mūsų emblema uniformą. Turim daug gamtoje tokių salelių, kuriuose mes vedam pamokas pavasarį. Vasarą vaikai, kai ateina, vėlgi papildomai, kurie nori pasimokyti. O žiemą vėlgi dažnai būnam lauke. Kasmet pirmokai pasitinka juos bitutės. Labai yra svarbu išmokyti mažą žmogų kopinėti tą medų tinkamai. Ir aišku, jokių būdų su deguto mažu šaukšteliu jo nesugadinti. Mokysimės. Gausim 10-tukus. Ne 10-tukus. Pas mus nėra kol kas. Šiais metais, kai buvau 3 klasėje, tai nelabai, nes labai tingėjau mokytis, bet šiais metais pasistengsiu. Nes norime išmokti daugiau, nes tėvai liepia. Jonavos darželis Lopšelis Pakalnutė. Darželinukai kaip ir mokiniai, 9 mėnesius labai rimtai mokosi bei žaidžia. Jiems rugsėjo 1 taip pat yra didelė šventė. Mes rugsėjo 1 darysim burbulų fiestą ir vaikams organizuojame didžiulę šventę ir kepame pyragus, kurie jums bus reprizas, taip vadinamus mūsų tortus. Ir atvažiuos pasakų personažai, kurie juos linksmins. Ir tuo pačiu mes, aišku, atidarysime naujas aikšteles, parodysim vaikam, ką mes pasiruošėm, kaip mes jų laukiame per vasarą grįžtančių į darželį.
Prieš 15 metų darželis Lopšelis Pakalnutė buvo įtrauktas į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą. Darželio Lopšelio valgiaraštis kruopščiai derinamas su dietologe. Turime įstaigoje vaistažolių auginimo darželį, kur patys užsiauginame įvairių vaistažolių, pradedant ramunėlėm, mėtom, čiobreliais. Na, o jeigu pritrūksta mums, sakykime, metų eigoj tų produktų, tai tėveliai mums maloniai padeda arba tiesiog atneša tų arbatėlių ir savo pridžiovintų. Ir kiekvieną ketvirtadienį mes turime arbatų gėrimo popietę, kai vaikai sėdi kartu su auklėtojomis, pasikviečia svečių, tėvelių. Ir mes tiesiog šnekame apie sveiką gyvenseną, apie aktyvų judėjimą. Tokią tvorelę pasistatom mėlyną, paskui tokius fotelius, stalą ir paskui švenčiam gimtadienį. Ai, ten arkliukai žaidėm su drauge, paskui draugė permetė šokdynę ir pati pabėgo.